Prieš pradedant šį video norime užsiminti, kaip visada, jog mus žiūri per 80% neužsiprenumeravusių šį kanalą. Tad prašome tai padaryti. Tai mus motyvuoja kurti naujus video jums. O tęsiant, dėl ko susirinkome, tik nepamanykite, jog šis video tai kokia daugiabučių kvartalo reklama, o panašu, jog tokia visai ir nereikalinga. Tiesiog Klaipėdoje pastaraisiais dešimtmečiais ne per daugiausiai statėsi daugiabučių namų kompleksai. Tad nusprendėme parodyti kelis. Juolab, nūdiena diktuoja kitas tradicijas ir padėtis sparčiai keičiasi. Bet apie viską nuo pradžių. Pradedame nuo vaizdų į Danės upę. Turbūt sutiksite, jog pabusti namuose šiltą vasaros rytą ir pasitikti tekančią saulę su puodeliu kavos, žvelgiant į Danės slėnį. Taip ir neišlipus iš lovos, ne pati blogiausia mintis. Nors internete galima užtikti ir visai simboliškai atrodančių nuotraukų, kuriuose iš šių namų svetainių atsiveria stulbinantis vaizdas, kuris dažnai tarnauja kaip scenos dekoracija ant pjedestalo stovinčiam televizoriui. Bet mes čia ne visai apie dvilypės tradicijas, keičiančias mūsų pasaulėvaizdį, ar realybės simuliacijas. Mes tik apie kelių daugiabučių pastatytų dar 2014 metais Panevėžio gatvės pabaigoje kvartaliuką, kuris dar neišdžiūvus sienų dažams, akimirksniu tapo jau nuo kurių pamėgta gyvenama vieta. Dabar čia auga ir naujosios Klaipėdos kartos atstovai, visai gretimai su tikraisiais veteranais, kuri didžioji gyvenamųjų pastatų dalis taip pat dar visai neseniai išgyvena spalvingą modernizaciją. Pasižvalgius po Danės Vingio kvartalėlį, vos trumpam persikilkime prie atnaujintos mažųjų laivų nuleidimo prieplaukos, Liepų gatvės pašonėje. Sutikite, klaipėdietiškai dvasiai artimi ne tik burlaiviai, bet ir motoriniai laivai, kuriuos galima būtų nuleisti ne tik į jūrą ar Kuršių marias, bet ir į Klaipėdos širdį per pusę veriančią Danės upę. Čia be senojo slypo atnaujinimo darbų dar buvo suremontuota automobilių stovėjimo aikštelė, įrengiant apie 10 parkavimo vietų automobiliams su priekobomis, privažiavimo kelias, vandens kolonėlė, lauko pavėsinė, vaizdo kameros, pastatytas stacionarus tualetas, taip pat įrengtas dviračių ir pėsčiųjų takų junginys.